Sveiki šauliai. Pirmiausia, prašau palaikyti mus dalinimusi, spausdami patinka, taip pat prenumeruodami mūsų kanalą. Tokiu būdu jūs padedate sklaidai mūsų kanalo, o mes jums nemokamai pateikiam tokią trumpą prognozę ir kitokius įrašus. Taigi, kas jūsų laukia nuo pirmadienio? Noriu pasakyti, nepaprastai puikiai savaitė bus tiem, kurie dirbate. Todėl tikrai dar neplanuokite atostogų, nes nėra tam palankus metas. Kuo daugiau dirbkite, tiesiog 25 valandas per parą ir 8 dienas per savaitę. Tai yra pats geriausias sprendimas. Pailsėsite tada, kai bus nepalanku. Ir tas palankumas jums darbui tęsiasi iki pat paskutinių mėnesio dienų. Kažkur tai iki rugpjūčio 27 dienos jums yra ypatingai palanku labai daug dirbti, veikti ir per kelis darbus dirbti ir pavaduoti draugus, kurie išeina gal atostogų ir taip toliau. Taigi, tikrai. Dabar ką daryti, jeigu vis tik, dar dirbate ne 16 valandų, o tik 8 ar 9 ir dar lieka kelios valandos iki miego, tai vėlgi gražinimosi procedūros, sveikatinimosi procedūros labai tinka ir visi meilės reikaliukai. Taigi, mėginkite save aktyvinti toj srity, ypatingai kurie esate vieniši, kurie ieškote poros. Tai vat šita savaitė gali būti tokios vienatvės sprendimo arba vienatvės pabaigos metas, kai pamatysite, kaip yra nuostabu būti partnerystėje ir džiaugtis apsikabinus galbūt prie kompiuterio ar prie televizoriaus ar kepant pyragą kartu, kažką tai bendro veikiant, nes vienatvė kartais, biškutė vargina. Tai vat ši savaitė yra jums, dar galima pasakyti, ir vienatvės pabaigos, kurie neturite aktyvios partnerystės. Taigi, būkite sveiki ir laimingi, neužmirškite mūsų palaikyti ir iki kitos savaitės ate.